Aš į tave, lyg į šventovę, mama, nusileidau iš aukštybių, iš tenai, kur šviesa, didžioji meilė šoka, įžiebta kūrėjo, mylinčio širdies. Tu mane, brangioji mama, priėmei, nešiojai, pagimdėjai, prie savos krūtinės meiliai, mane mažą švelniai, tu glaudėjai. Rūpesčių, kantrybę, meilę, šitiek metų auginai. Ir pagaliau, brangioji mano mama, aš praregėjau ir tave apkabinau. Dėkoju tau, lenkiuosi, mama, myliu aš tave labai labai. Tu pati geriausia, mama, kokią tik turėti aš galiu. Tad atleiski man, vaikeliui savo, kad taip ilgai mano širdis tylėjo. Šiandien menininkų namuose pirmasis grupės Vėjas pasirodymas. Poezijos ir muzikos vakaras vyks artėjant mamos dienai. Tai yra skirta mūsų mylimom mamom. Meilė Lietuvai, meilė savo mamai. O mama yra svarbiausias žmogus kiekvieno gyvenime. Dėl to šiandien atliksime įvairius kūrinius, kurie tokie ne visai standartiški mamos dienos progai, kadangi mama tai yra didžiulė asmenybė, didžioji siela, kurios gyvenime visko yra. Ir skausmo, ir ašarų, ir džiaugsmo, ir meilės, iš kurios mes atsiradom. Dėl to toks šiltas ir labai paprastas vakaras su paprasta Karolinos poezija. Jinai padės mums šį vakarą. Mamyte, tu žinai, ką pasakysiu tau. Dar pas dievulį aš tave išsirinkau. Jis sakė man, angelų šioje žemėje būsi. Ir ne minutei tu be žinios apie mane neužsnūsi. Tavi delnai, jie lyg pasaulio pakraščiai. Juose man maistas, meilė, apsauga, namai. Aš nežinau nieko tokio švelnaus ir šilto. Ir nėra nieko man tokio skanaus. Purpurinis vakaras arba lyg aplietas aviečių sultimis. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas. Šiąnakt gulsimės. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas. Po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Na tai kas, benamiai, na tai kas, kad šunų apskalite. Akise šoka pušys žalia ir šauna žolės nepalietė. Kauno menininkų namai. Čia gera būti kartu.